vėjo jėgainės pamatas kainuoja 1 milijoną. Tai jeigu vien pamatą registruotų, jau ir tai milijoninė vertė yra. O atpinga iki 300 000 tas pats pamatas, netgi be generatoriaus. Ir klausimas, kas dar sudaro galimybę vėjo jėgainės, kuri gamina elektrą, parduoda į tinklą, 2-3 metus juos iš vis neregistruoti ir pavadinti, kad neva dar atliekami bandymai, kaip jį gamina elektrą. Šiai dienai yra inžineriniai įrenginiai nustatomi išlaidų kaštų metodu. Tai yra panaudojant nekilnojamo turto kadastrą, nekilnojamo turto registro duomenys ir taip pat nekilnojamo turto atkūrimo kaštus statybinės vertės kainynus ir statybinių vidutinės panaudojimo trukmės normatyvus. Tai va nekilnojamo turto mokesčio įstatymo 9 straipsnio 2 dalis, jinai nusako, kaip turėtų būti vertinami inžineriniai įrenginiai, kas yra inžinerinis įrenginys, iš ko jisai susideda, nurodo statybos įstatymas. Ir dėl atskirų dalių, kurie yra priskiriami kaip kilnojamam turtui arba nekilnojamui, tai mes išskaitome iš teisės aktų, bet labai konkrečiai parašyta, taip teisės aktuose nėra, bet iš tiksliausia tai yra parašyta iš statybos įstatymo ir iš aplinkos ministerijos atitinkamų straipsnių.